Tai va, bičiuliai, planas šiandien gaudyti su varliukais ir volkeriais. Bet volkerius gali būti, kad gausim dėti šoną, nes žiauriai daug apžėlė čia. Aišku, aš atsimenu, kad čia buvo viskas apžėlė, bet buvo tokių kolidorių, kur būtų galima tikrai tą šuniuką pavedžioti. Dabar nežinau, galbūt pabandysim, bet pagrindinis turbūt bus varliukas. Kaip žinot, su paviršiniais masalais labai būna daug tuščių kibimų pro šalį. Bet šiandien realiai tikslas yra išprovokuoti daug smūgių. O pakirsim, nepakirsim, čia jau kaip bus, tai bus. Tikėkime, aišku, kad pakirsim. Tai va, esmė tokia. Paviršiniai masalai ir lydekų bankės nuo paviršiaus. Pliumt varliukas. Tikėkimės, nebus iš pirmo metimo jau žuvies. Bičiuliai. Prisišnekėjau. Matėt? Iškart bankę. Einam načert, iš pirmo metimo jau. Gal dar seks. Eik tu savo. Ir dar sakau, tikiuos. Bet gerai, kibimas galbūt nesiskaito kaip žuvis, tai gal nieko tokio. Bandysiu čia su kamera artint, rodyti tuos kibimus, bet realiai tai atrodo labai įspūdingai. Kaip per kompiuterio ir telefono ekraną atrodys, nežinau. Atėjo mes čia, sakykim, ne tiek žuvies pagauti, kiek pamatytų bankių paviršinių, tai vieną jau turim. Planas kaip ir vykdomas. Bet ta lydeka va vieną kart kalė ir daugiau jinai nebenori. Bet kaip jinai gražiai čia iš šono parėjo. Pabandom čia į kamputį. Opa! Kas čia buvo? Čia arba peiliukas buvo, arba nežinau. Bet kažkas čia kalė vėl tą varliuką. Čia maisto tikrai nestinga tų lydekų. Jeigu nematėt praeito mano video iš šitos pelkės, šito prūdo, tai bičiuliai būtinai pažiūrėkit. Galit net pirmą pažiūrėti prieš šitą, kad būtų įdomiau. Biškiai jau būsit susipažinę, žinosit, kokios čia žuvis gyvena. Ir bus galbūt įdomiau šitą video žiūrėti. Tai bičiuliai, čia kažkur į kampą įdėsiu nuorodą. Paspauskit, pažiūrėkit. Kas čia? Vėl kažkas bandė. Bet čia labai arba mažiukas, arba... O, bičiuliai, čia turim tokią akį. Kartais yra gerai mestet labiau į žolės ir taip, sakykim, nuo žolių paduoti. Ir būna iškart lydeka tyko ir nuo žolės kala. Eik, bičiuliai, bet kiek čia kojyčių šakės. Trinas ir trinas man aplinkojas, tai čia lydekų maisto, tai o jezu. What the? Kažkas ką tik čia pačiose žolėse. Aišku, šitą žolės nenumesiu. Bet man atrodo, čia lydeka ką tik, nes mailius irgi mačiau
šonus dėjo. Opa! Ai, bičiuliai. Bliomba, ten didelė žuvis buvo. Kelintas jau. Trečias liktais kibimas. Bet nebuvo. Nu, burnoj varlė neatsidūrė. Tai toks ataka, bet nežinau, ar pavadinčiau kibimu. Vėl padariau klaidą tokią, kad jau mačiau, kad pareina ir iš to džiaugsmo. Reikia sulaukti grinai, kol pajusi bankę tada, o aš, nu, žodžiu. Gerai, nesvarbu. Ne viskas visada turi taip gerai sektis. Galim biškį ir pagrybaut, po to priprasim, pagausim ritmą ir galbūt kokią vieną ir pakirsim normaliai. Visi smūgiai iš žolių išeinant. Dėl to ir sakau, yra gerai užmesti ant pačių žolių ir taip gražiai nuo žolių nuvesti. Bet kažkaip tie visi kibimai, kol kas kiek turėjom, tai tokie greiti. Jeigu ilgai mato tą varliuką iš toli atplaukiantį, kažkaip jos nepuola. Bet jeigu pataikai ją nustebint, varliuką užmesti greitai ten, kur reikia kažkur prie žolių, tada kibimų būna. Bet vat kaip dabar, ne? Jau porą sekundžių vedu. Opa! Ai! Bliamba. Nu gerai. Šitą jau... Opa! Yes! Aš čia, bičiuliai, postringavau ir pasirodo, ta mano teorija ne visai buvo teisinga. Yes! Ok. Opa! Eik, tu savo, kai linksmai. Gerai, pala. Žiūrėkit, kaip tą varliuką šitą jau griebė užtikrintai. Kartais tai, bičiuliai, nutinka, kad nepavyksta gražiai išimti kablio. Teks ją pasimti. Nu ką darysi, taip jau žvejybui kartais būna. Pamatavom, kad dydis legalus. Tai aišku, ką mum ją paleisti leisgyvę, kai iš žiaunų, sakykim, bėga kraujas, kai mes galim ją tiesiog paimti ir suvartoti. Kartais paimti tą vieną kitą žuvį nėra jau pats blogiausias variantas. Tikrai yra blogiau paleisti sužalotą žuvį, negu kad ją paimti ir, sakykim, neišvaistyti ją, o suvartoti. Šnekėjau, ne, kad tik į metus, jeigu kala, tai kala tik į metus. Kad jeigu iš toli pareina, nekala, bet paėmė tą lydeką ir paneigė mano šitą teoriją šiandieninę. Ir vėl tas lydekiukas grinai iš po žolių išlindo. Jos ir gyvena tose žolėse. Jos čia į tą atvirą vandenį, vat nebent
čiupt kažką turbūt išplaukia. Iš žolių iškišusios galvas tyko. Pamato kažką tais, va tokį varliuką. Ir čiumpa. Pažinot ką, bičiuliai? Ten liktais yra tokia biški daugiau atviro vandens, pabandysim pavedžiot šuniuką truputėlį. Nežinau, kaip mums čia gausis, bet nu, pabandysim. Nu, labai gražiai dirba. Tik aišku, atviri trišakiai, tai žolės čia visas rinksim. Galit jos mano šopį rasti. Jeigu dabar dar šią tiksliai minutę negalit, tai greit galėsit. Patinka man jie. Opa! Šovė. Eik tu savo. Net į orą pakilo peiliukas. Taip braidau ir taip galvoju, kad padariau klaidą. Reikėjo kamerą dėtis ant galvos, o ne ant krūtinės, nes iš taip žemai, nežinau, ar čia kažkas bus nufilmuota gero. Ant galvos būtų kamera, būtų tikrai 100 kart geriau, bet nu yra kaip yra. Gal kažką ir matysit. Kartais kažkokios blemba mažos žuvytės atrodo tą varliuką čiumpa. Arba aš pabaidau, arba čia maži lydekiukai truputėlį pervertina savo galimybės ir bando kaltyti tą varliuką. Tiksliai nežinau, bet kažkas tokio vyksta. Opa. Kažkas. O, opa. Ai. Stabdžiukas suveikė, blemą, gal reikia biškį prisukti. O. Čia šita jau irgi buvo prarijus varliuką. Bet nepakirtau. Dirbam bičiuliai su ta varlyte, tai kaip matot, tokiais trumpais, nedideliais smūgeliais bandom, sakykime, imituoti varlę. Varlė tai nevaro, jinai taip. Ane, jinai pabiški, su kojytėm spyrėsi. Tai ir mes bandom ją taip imituoti. Galim kažkokį ritmą pamušti, porą greitesnių, duoti truputėlį pastovėti. Ir taip karts nuo karto pavyksta sulaukti kibimo. Opa! Kas čia dabar? Aš jums sakiau, kad čia mažiukai, lydekiukai irgi bando daužyti tą mano varliuką. Eina savo, viso gero, drauguži. O, man tiesiai į graibštą įkrito dar. Toks mažas, kad per skylę išlindo. Pradžių nesupratau, ar čia mažos žuvytės bando pulti maži lydekiukai, ar aš čia pabaidau kažką. Pasirodo jo, tas vos už varlę ilgesnis lydekiukas bando vat pričiupti ir iškandžiot subinę tai varliai.
Nu geras. Ir dar pakirtau tokį mažiuką. Tai va, vasara yra tas tokių paviršinių masalų metas. Vasarą vat, galim pasilinksminti. Aišku, tų realizuotų kibimų daug mažiau. Bet kokie kibimai efektingi. Net matai, vat čia šitam prūde. Gilis čia tikrai nėra didelis. Tai net matosi, kai pareina iš šono jau tokia iškart banga ir bum. Opa, bičiuliai, va čia tai kibimas buvo. Iššoko jinai. Aiktų savo iš žolės. Nu, nežinau, ar aš ją ištrauksiu, bet kibimas. Ir užsikabina dar. Yra, vis dar yra. Nu, čia buvo vienas geriausių kibimų mano, kokius aš esu turėjęs. Nu, lydeka. Opa, bičiuliai. Nu, lydeka tikrai nėra kažkokia labai įspūdinga. Okei. O, kaip gerai. Pati iškrito. Lydeka tikrai ne super įspūdinga, bet kibimas tai... Vien dėl šito kibimo ir šitos lydekos buvo verta šalti cimbolus, bet eiktų. O čia tai kibimas. Baiminai visai šoko, aš nežinau, čia kaip panašiai kaip būna tuos ruonių imitacijas tempia. Ir baltieji rykliai baimt kala, ne, iš apačios. Tai va čia kažkas panašaus. Labai įspūdingai, bičiuliai, ir dar ištraukiau.